Tai labas rytas, diena ar naktis visiems, kas žiūrite Malkinės TV kanalą. Dėkoju, kad jūs jį prenumeruojat, uždedat patiktukus ir kitaip remiat. Bet dar kartą labai prašau, patikrinkite, ar jūsų neišbraukė iš prenumeratos. Per pastarąsias kelias dienas mano skaičiavimas yra išbraukta 5 ar 6 žmonės, 5 ar 6 prenumeratoriai. Tai dar kartą patikrinkite, ar jūs esate neišbraukti, nes Google šitaip šmugeliauja ir stengiasi, kad tie kanalai, kurie nenaudingi jiems, nebūtų populiarūs, kad jie nebūtų skatinami ir jų nemažiau žiūrėtų. Tai pasižiūrėkite, ar jūsų neišbraukė iš prenumeratos. Toliau, šiandien kelios temas ir pirmiausia, gavau tokį prašymą pakomentuoti, kas vyksta iš Akašų kronikos pozicijos, kaip atrodo įvykiai čia ir dabar Lietuvoje, pasaulyje, toj nematomai plotmėj. Ir ar nėra čia kažkokių tai įvykių didelių pradžia, kadangi labai didelis bruzdėjimas vyksta. Na, sprogimai, maištai žmonių, demonstracijos, akcijos, kriminogeniniai įvykiai ir taip toliau. Bet pradėkim gal nuo tokios bendrinės temos apie tai, kas vyko per paskutinės 2 savaitės, tai yra pirmasis 2 naujų metų savaitės, tiek Kaune, tiek Vilniuje. Gal daugiau, sakykime, Kaune, kaip aš tą mačiau ir turiu minėti tą įvykį susijusi su pagrobta mergaitė. Nesakysiu, kad mane niekas nesikreipė, tiesiog buvo taip, kad aš iš karto jaučiu taip tokiu periferiniu žvilgsniu, ar tas įvykis vertas tyrimo, ar verta į tą įvykį investuoti savo energiją. Nes ieškoti dingusių žmonių visų pirma yra didžiulė atsakomybė, didžiulė našta pačiam žmogui, kuris gali tą daryti netradiciniais būdais. Apie tai aš daug esu perskaitęs paskaitų ir įrašęs YouTube platformoje įrašų, tai atsisukite Malkinės TV šių metų vidurio ir rudens įrašus, ten rasite apie dingusių žmonių paieškas. Ten aš išdėsčiau visą tą metodiką, metodologiją, kaip galima ir reikia ieškoti dingusių žmonių. Tai bėda yra ta, kad šiais feiko laikais labai yra žmonėms sunku susigundyti, o tai prideda ir mums matantiems šiek tiek ir pareikalauja daugiau energijos, kad atskirti pirmiausia, ar tas įvykis yra feikinis, ar tas įvykis yra tikras. Todėl ir iš tikrųjų reikia daug įtempti savo dėmesį, kad pirmas dalykas matyti smulkias detalės visumoje, o tos detalės kalba apie tai, kas iš tikrųjų yra. Tai va, kalbant apie tą Kauno įvykį, tai į mane iš tikrųjų kreipėsi ir aš neturėdamas visiškai tam laiko ir nenorėdamas skirti tam visiškai laiko, aš pasakiau, kad neverta. Neverta gaišti laiko, nes šitas įvykis jį galima būtų prirašyti prie tokių hibridinių įvykių. Nes pirmas dalykas, grįžtam prie Akašų. Tokio įvykio Akašų kronikose nėra. Nes jeigu žmogus gimsta, miršta, kažkur tai pasikeičia jo lokacija staigiai kardinaliai, arba įvyksta kažkoks kriminalas, tai Akašuose būna informacija apie tai jau prieš įvykį. Dabar aš pasižiūrėjau gruodį, lapkritį ir sausio pradžią, jokių indikacijų Akašuose nėra, kad tai galėjo būti tikra. Kas yra Akašas? Akašas, jeigu taip moksliškai kalbėti,
Tai yra atitikmuo, ką fizikai vadina quantum fleet teorija, kvantinio lauko teorija. Tai akašos yra kaip tokia laikmena pačios Žemės, žmonijos, kaip egregoro laikmena, kurioje yra įrašyti įvykiai, kurie buvo, kurie vyksta ir kurie dar bus pagal tam tikrus lekalus arba schemas, arba tuos karminius mazgus, karminius ratus, reiškia, kurie daugmaž kartojasi, jie panašus, jie turi ribinį skaičių savo scenarijų. Bet, kad dar įsivaizduot geriau, kas yra akašų kronikos, tai įsivaizduokit, kad yra laikas erdvė, tai yra likimo kreivė, tai yra geležinkelio bėgis. Jisai vienas eina iš rytų į vakarus, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Ir ateina traukinys iki stoties ir įsišakojimai vyksta. Tai tie įsišakojimai dar yra su įsišakojimais ir vienas bėgis susijungia su kitu, su trečiu, ketvirtu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, yra paraleliniai scenarijai. Yra dar kitas pavyzdys, kad būtų aišku, apie ką aš kalbu. Tai įsivaizduokit kabelis, ar ne, kabelis didelis. Ir tame kabelį yra mažų laidelių, ten daug labai, 50-100, ar ne. Storas kabelis, su viduje labai daug laidelių. Tai tas storas kabelis yra tai kaip bendrinė tendencija akašuose, kad ta tendencija tokia bus. Dėl to mes ir kalbam apie tendencijas, ne apie faktus, kurie galbūt bus kažkada tai. O jau tie laideliai yra paralelinės versijos. Ir kad dar būtų aiškiau, akašuose tie laideliai viduje to kabelio dar tarp savęs yra susiję elektriniais ryšiais, elektromagnetiniais ryšiais. Tai yra viena informacija eina vienu laideliu, vienas scenarius gyvenimo eina vienu laideliu ir įvyksta kažkokie katalizatoriniai įvykiai, tokios iškrovos energinės, kur tada peršoka nuo vieno laidelio prie kito, arba įsijungia visi laideliai vienu metu veikti, arba grupė laidelių. Todėl sakoma įvairiuose populiariuose knygose, kad likimas priklauso nuo žmogaus, kaip jisai mano, kaip jisai masto, kaip jisai projektuoja savo gyvenimą, ką jisai jaučia. Ir vienais atvejais ta ateitis susiformuoja sąmoningai, kai žmogus labai sutelktai į save tą daro, tai yra jisai sąmoningai projektuoja savo ateitį. Ir netgi tai darydamas, jisai vis tiek nusilenkia visatai gamtai kūrėjai, kuris dar geriau mato tą situaciją ir žmogus negali būti tikras, kad taip, kaip jisai sumastė ir bus jo gyvenime. Ir yra kita medalio pusė, kita grupė žmonių, kurie veikia kaip tas nuo kalno paleistas lokomotyvas, kuris nežinia kur pasuks, nežinia kur atsidurs. Tai va, tai grįžtam prie Kauno, šito įvykio akašuose nėra. Ir kai į mane kreipėsi žmonės, kurie paklausė, tai buvo antradienis, dar nebuvo, dar para iki to pačio suradimo mergaitės. Tai aš pasakiau, kad pirmas dalykas, klausimų kiekis, reikia ryškinti klausimus, į kuriuos reikia atsakyti. Pirmas, ar apskritai žmogus yra gyvas? Antras, ar nuotrauka ir žmogus atitinka realybę, tai yra, gali būti nuotrauka viena, gali būti koliažas iš kompiuterio padarytas įvairių dirbtinio intelekto algoritmų sukurtas, arba tai tikra reali nuotrauka prieš kelias dienas, prieš kelias savaitės daryta. Tai yra labai svarbu, kadangi tuo momentu žmogus gali būti vienoks, prieš tai galėjo būti kitoks ir jisai keičiasi. Bet nepaisant to, ar žmogus keičiasi, ar jisai buvo vienoks, po to kitoks, galima atsakyti į antrą klausimą ir pirmą klausimą. Pirmas, ar apskritai žmogus gyvas? Tai aš antradienį dar apie pietus pasakiau, kad žmogus gyvas. Jo nėra jisai negi kenčiantis kažkokio tai skausmą, nes jeigu negyvas arba kenčia skausmą, tai negi toj nuotraukoje iš akių matosi. Nes jeigu žmogus išeina, tai yra negyvas, 3 paras po jo mirties fakto, nuotrauka spinduliuoja tam tikrą informaciją ir galima laisvai nuskaityti. Tai mergaitės atveju nebuvo šito. Tai aš pasakiau, jinai gyva. Antras dalykas, širdis plakė normaliai, be streso. Vadinasi, nebuvo kažkokio tai gilaus streso. Ir trečias dalykas, nuotrauka tikrai nebuvo ta, kuri yra platinama.
Tai yra, gali būti tas pats žmogus, bet skirtingose laikotarpiuose. Dabar, koks jis yra, ir ta nuotrauka buvo labai iš praeities paimta. Ir dar vienas dalykas, pasakiau, kad toliau Kauno ribų niekur jinai nedingo. Jinai tiesiog yra Kaune. Gal kelių kilometrų spindulių reikia sutelkti paieškas ir tenais ieškoti. Viskas, aš daugiau sakiau, nelysiu ir manęs neprašykit, nes visa tai, kas toliau vyko, tai yra absoliutus spektaklis. Aš tikrai tikiu, kad dalis teisėsaugininkų, jie tikėjo tą, ką daro, jie dirbo nuoširdžiai. Bet tokiuose operacijose nieks neinformuoja tarpinių ir apatinių grandžių, kaip viskas vyks. Galbūt patys scenarijų žino mažiausiai 2-3 žmonės. Ir viskas. Kitos grandys jos susitelkia į patį įvykį, nes jos tiki, kad tai tikras įvykis. O lėlininkas jisai paprasčiausiai gali negi dirbtinio intelekto pasitelkus šiuolaikinės technologijas, gali tos dalykus stumdyti. Jo labiau informacija eina per socialinius tinklus, kas dirbtinio intelekto šiomis dienomis ir šiais laikais pilnai yra kontroliuojama. Dar vienas dalykas. Jeigu tai yra mobilūs telefonai, automobiliai, kurie turi navigacijas ir negi tie išmanieji laikrodžiai, bet kokia elektronika, kuri yra prie žmogaus, jinai jau yra išdavikas to žmogaus. Ir gali žmogus nežinot, kad turi tą elektroniką, negalvot apie tai, kad ir tas išmanusis laikrodis. Jau pakanka, kad atsekt, kur lokacija yra. Dar vieno dalyko aš net mesčiau, jeigu žmonės turi tą madingą procedūrą pasidarę prieš 2 metus, tai ta madinga procedūra turi irgi savo kodą. Kiekvienas žmogus, kuris gavo madingą procedūrą, turi savo identifikacinį kodą. Ir matyt, kažkur tai Silicio slėnio saugyklose, kadangi ten yra baziniai duomenys apie mus visus rinkami, greičiausiai yra ta informacija. Tai vėlgi, jeigu pasitelkus dronus, tam tikrą įrangą galima iš labai didelio aukščio žiūrėti į miestą ir matysi, kur tų žmonių lokacija yra. Tai vėlgi jokia problema. Tai todėl aš ir nesivėliau tą istoriją ir aš vieną paprašiau. Jeigu kitą kartą toks įvykis bus, tai aš gyvenu Kretingos rajone, tai susiraskit mane, įdėkit į paštomatą žemėlapį tos teritorijos. Man reikalingi popieriniai žemėlapiai, aš nedirbu su elektronika. Man reikalingi popieriniai žemėlapiai vietovės, kur buvo faktas ir maždaug taip miesto, rajono riba gali būti topografiniai žemėlapiai, tie, kurie iš žemėtvarkos atšviesti ant popieriaus, įdėti į voką ir jeigu tokia rezonansinė byla kažkada tai bus, tai jeigu norėsite mane kreiptis, tai aš galiu tik tai tada padėti, kai turiu po ranka tą popierinę versiją. Tai va, toliau kalbėkime apie tai, kas apskritai vyksta šiuo metu Akašuose. Mes turim 24 metų sausio vidurį, jau kas žiūrės ir kitų laikų vėliau, tai žinokit, kad įrašą darom sausio viduryje. Tai jeigu atkreipiate dėmesį, labai daug technogeninių katastrofų. Gaisrai, lėktuvai krenta kaip kriaušės, žmonių įelektrinimas pasiekė maksimumą. Ir pikas yra ne Lietuvoje to poveikio psichotroninio, o Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Vakarų Europoje. Aišku, galima įtarti, kad tai psichotroninis poveikis, nes tai Akašuose iš dalies irgi gali atsispindėti. Bandysiu dar bendresnį piešinį nupiešti, kad būtų aišku, apie ką aš kalbu. Tam pasitarnauja nemaža dalimi ir socialiniai tinklai. Tam pasitarnauja supriešinta visuomenė, kurią ir supriešino tie socialiniai tinklai. Ir jeigu mes senoje ezoterikoje turėjom tokį terminą ir jį naudojam kaip egregorai, tai yra žmonių grupės, kurios mąsto vienodai, daro kažką vienodai, turi vienodus įsitikinimus, ta belief system pas juos yra unifikuota.
tai būdavo mažai tokių burbulų, mes dabar tai vadinam burbulais, socialiniais burbulais. Ir dabar, kai atsirado elektronika, socialiniai tinklai, tai tie burbulai, jų, reiškia, apimtis mažėja. Apimtis mažėja, tai reiškia, kad daug žmonių grupių susidaro, kurios turi savo tą tokį, pasinio zonas, jie yra viduj, jie komunikuoja tarp savęs viduj, jie turi tą belief system vidinę ir gali juos apjungti su kitais burbulais kažkokios bendros temos. Ir gali būti tokie burbulai, kurie visiškai diametraliai priešingą poziciją laikosi. Ir tarp tų burbulų dažnai būna tai tokia permanentinė taika, jeigu nepaskatinama reakcija, cheminė arba ta elektromagnetinė reakcija. Ir aš taip galvoju, kad greičiausia buvo taip, kad kurį laiką, gal kokį 10 metį buvo vedama prie to, kad sudarys tie burbulai, tokie autonominiai, tvirti burbulai, kurie, iš vienos pusės tarp savęs nekonkuruoja, iš kitos pusės labai konkuruoja. Bet jie kurį laiką tarp savęs nesipyko, nesipešė, gal vienas kitą pakandžia kokiais nors kvailais komentarais per Facebook'ą ir to baigdavosi. Bet dabar, kaip yra, kad jeigu leidžiama kažkokia chemija arba elektromagnetika, tai tie burbulai įsielektrina visų pirma viduj, jie pradeda žiūrėti kitus burbulus ir tas įsielektrinimas pavirsta iškrovomis. Iškrovomis tarp tų burbulų, tarp tų egregorų. Ir galima sakyti, kad dabar, kas vyksta sausio mėnesį 24 metų, nuo sausio 24 metų prasidėjo, tai didžiulis karas tarp egregorų. Ir tą karą paskatino jau prieš 2 metus, prieš 3, prieš 4, galima taip sakyti, tai visas taip kaip eksponentinė kreivė kyla į viršų ir dabar tam tikrą prasme jau pasiekė savo piką. Kas yra tas skatintojas arba tie visi cheminiai arba elektromagnetiniai poveikiai tiems burbulams? Tai gali būti chemtrailai kažką paleidžia, gali būti elektromagnetiniai kažkokie tai tie psichotroniniai poveikiai, bet čia būtų sąmokslo teorijos. Mes, kadangi racionalūs, protingi žmonės, mes tos sąmokslo teorijos atmestim. Bet pati gamta arba ta visata, jinai mėgsta kurti tuos burbulus irgi, nepaisant žmonių valios ir noro tą daryti. Pati gamta irgi tą daro, pas kūrėjas irgi tą daro, kartais leisdama arba kūrėjas leisdamas tiem burbulam įsivystyti, kad tarp jų iš tikrųjų kiltų tos iškrovos. Ir tie, kurie su tamsiais, jie bus, kaip sakoma, tam gnostiko evangelijose, pelai nuo grūdų atskirti arba yra metas ateiti tai didžiai pjūčiai. Tai sielų diferenciacija vyksta per tai. Tai va, ir kadangi dabar toks laikas, kada labai stipri trintis tarp tų burbulų yra, jinai ir senai buvo ta stipri trintis, bet dabar tiesiog įgavo tam tikras baisesnės formas. Ir todėl mes matom tas demonstracijas visam pasaulyje, matom konfliktus beįsipliekiančius, matom Lotynų Amerikoje kovą su mafija, irgi tokia labai nuožmė pasidariusi. Mes kaip tik ant tų visų burbulų kovos laikmečio pamatysim daug rinkimų ir tie rinkimai, aš nenoriu taip būti blogų pranašų, kai kuriuose valstybėse gali pereiti į tokius labai stiprius pilietinius brūzdėsius, tame tarpe netgi ir pas mus tas gali nutikti. Tai va, ir vėlgi čia yra didžioji pjautis, Abrasaksas atėjo atsimti savo derliaus, galima taip pajuokauti pagal vieną garsų filmą, Vačiovskių seserų sukurtą. Tai va, ir Kakašuose dabar tas brūzdėjimas vyksta. Tas brūzdėjimas tarp burbulų
jisai rezonuoja arba replikuojasi į išorinius gamtos reiškinius. Tai yra, mes matom žemės drebėjimus, tsunamis Japonijai, mes matom žmonių tarpusavio karus, mes matom technogeninės katastrofas, kaip kriaušės krentančius lėktuvus. Ir va šitą dinamiką, aš kaip žiūriu per Akašas, man jinai baigėsi kažkur tai gegužės pradžiai. Nu, dar turėtų omeny, jeigu tie įvykiai kartais būna labai inertiški, tai ant joninių turi visą tas truputėlį rimtą arba perėti kitą kokybę. Tai va dabar šitam laikotarpį, kurį dabar prasidėjo, mes matysim daug ir vasarį, ir kovą tų tokių burbulų sproginėjimų, burbulų arba gregorų tarpusavių karų. Ir tuose karuose, kaip mums elgtis, mes pirmiausia turim, ką tie karai, tie burbulų arba gregorų karai reikalauja iš mūsų. Iš mūsų reikalauja pirmas dalykas išlaikyti olimpinę ramybę, išmokti, kas be nutiktų, matyti tą olimpinę ramybę, jausti tą vidinę olimpinę ramybę. Aišku, mes žmonės ir mums skauda, kai dingsta arba žūsta vaikai. Bet negi tuo atveju reikia mokytis iš mūsų oponentų, kurie būna visiškai ciniški tokiais klausimais. Ir matyti perspektyvą daug platesnę. Ir pirmiausia, išmokti arba mokytis atskirti, ar įvykis yra feikas, ar įvykis yra realus. Na, kaip tai padaryti, mes irgi nagrinėjom savo paskaitose. Yra tam skiriamas nemažas laiko limitas, kad įsisavintas technikas, kaip atskirti, kaip Akašuose tie procesai įsidėlioja, kaip iš Akašų nusileidžia realų įvykių verpetrą arba tą laiko erdvės plotmę 3D, kur mes gyvenom, ir kaip visą tai manifestuojasi arba replikuojasi realiam kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai ko dar kartą priminsiu reikėtų šiuo laikotarpiu, tai visų pirma išlaikyti šaltą protą. Šaltą, racionalų, loginį protą ir pastabumą. Kreip dėmesį ne į esmę, ne į tą, kad emocija, dingo vaikas, o į smulkės detalės ir iš tų smulkių detalių stengtis dėlioti loginę dėlionę. Negi atmetus tą visą fasadinį paveikslą, kurį mums piešia žiniasklaida. Ir rinkti informaciją negi tokia, kuri atrodo labai jau kaip sąmokslo teorijas ir labai nereali. Informacija, jinai gali būti ir klaidinga, kalbant apie sąmokslo teorijas, galima būti paremta ir emocijom, bet jinai vis tiek yra informacija ir joje yra tam tikras dalis racionalaus grūdo. Tai va, tai šitas laikotarpis yra sudėtingas ir iki kovo mėnesio jau tikrai tą jausim stipriai, iki vasario pabaigos irgi, toliau kažkur tai po lygiadienio Velykos bus mažesnis intensyvumas, bet vėl piką pasieksim kažkur tai apie gegužį, birželį ir po to kaip ranka bus nuimta tas. Ir dar vienas dalykas toksai labai svarbus, kaip vyksta procesai Akašuose su tais burbulais ir jų kovomis. Tai įsivaizduoju, kad ateina laikas, kai, tarkim, gyvena kieme tokie 5 katinai, ne? Jie gyvena čia, vienas iš kito pavalgo bliudelio tą maistą, nesipyksta, ten guli kažkur ant saulutės, ieško ką sugauti, kokį paukštelį, viskas. Bet kas čia atsitinka, kad vieną dieną pas juos kažkas tai įeina į galvą, jie pradeda tarp savęs pjautis. Pjaunasi, klykia, reikia, galima ten paaiškinti, kad morčius ateina, dar kažkas tai. Bet po to vėl tas baigėsi ir jie vis toliau, kaip buvo anksčiau, taip ir gyvena be jokių ten vidinių ekscesų. Tai su žmonėm labai panašiai. Tai vienas dalykas tuos aktyvėjimus tarpusavio burbulų kovų gali būti, kad aktyvina dirbtinai arba jau išmokta aktyvinti dirbtinai, bet kaip bebūtų, kaip besistengtų dirbtinai tą sukelt, vis tiek gamta reguliuoja savaip tuos procesus. Ir va, tai kalbant apie jau priartėjimą prie metų vidurio, link antros pusės, tai gali būti taip, kad
tie kovojantis tarp savęs burbulai, tie žmonės, kurie buvo tam, tarkim, kaip pavyzdys ten, tų opozicijos burbulas, ten tų valdančiųjų burbulas, tam tie progresyvistai visokiam laisvėm ir taip toliau, ir tie, kurie ten tradicionalistai, kaip pavyzdys, sakau, nebūtinai, kad taip turi būti. Čia ir negi šeimos ribose tie burbulai gali būti susidarę ir šeimos viduje, arba bendruomenės mažos viduje tie gali karai vykti. Ir tada kažkas kaip ranką nuima, jie tada žiūri, o kodėl mes ten taip pykomės prieš kelias dienas, prieš kelias savaitės, dabar lyg ir nėra temos tos, dėl ko reiktų pyktis, dėl ko reikia kariauti. Tai va tam toj bangoj, toj atoslūgio bangoj gali baigtis ir globalūs kai kurie procesai. Ne tik tai Lietuvoje vykstantis, tai turime gali būti taip, kad mes vieną gražią dieną atsikelsim ir pamatysim, kad du tie, kurie kariauja tarpusavy rytuose, jie sėdės prie vieno stalo. Atrodo dabar, kad aš kalbu nesąmonės, bet gamtoje taip yra, Akašuose taip yra, kad yra tie kalneliai ir po to vėl tampa lygų. Tai va, tai tiek kol kas pastebėjimų, tai dar kartą prašau, patikrinkit, ar jūsų neišbraukė iš prenumeratos. Ir dar kartą noriu pakviesti į mūsų užsiėmimus, kurie vyks nuo vasario. Galima registruotis į Messengerį, rašyti man žinutės, vardas pavardė, noriu dalyvauti. Ir tada jau artimiausiu metu visi gaus informaciją, tie, kurie užsiregistravo, apie būsimus mokymus. Tai tam kartu tiek, gero ramaus jums laiko, iki susitikimų.